Žinai, bet ir pats dar turi pataikyti, kai tavo pagrindinis taškų rinkėjas Brendas Childersas yra pataikęs 4 metimus iš 17 žaidimo baudų. Čia dviguba gynyba Francisko, gerai nusimeta kamuolį Brazdeikis laisvas iš toli ir smėgia pirmąjį Žalgirio tritaškį. Tokie, galiu pasakyti, labai įdomi, kaip mūsų gerbiamo trenerio Virginijaus Šeškaus afera, kaip sakytų, darom aferą. Rizikuoja daug rizikų, kol kas Brazdeikis pataikė. Na, Jonavai turbūt labai svarbu pradėti gerai rungtynės, vien dėl to, kad pajaust, kad gali žaisti, gali kol čia Francisko, geras perdavimas Ulanovui, Ulanovas laisvas 2 taškai iš po krepšio. Kovą davė Žalgiriui, tiek pirmose, tiek antrose rungtynėse. Jonaviečiai nebuvo viskas taip beviltiška, kaip galbūt ten galutiniai rezultatai galėtų atspindėti. Teko pabendrauti, kadangi paminėjai, kad jau surinkti komandinės pražangas, teko pabendrauti su Mantas Šerniaus asistentu Stepanu Bobrausku. Čia Francisko iš toli labai netiškas metimas, bet Žalgiris sukuria antrą šansą. Dar vienas geras perdavimas Ulanovui ir... Šitose atkrintamosiose ir šitoje pusfinalio serijoje bendrai play-offuose Brutonas fiksuoja beveik 27 naudingumo balų vidurkį. Buvo apylaisviai. Čia Francisko prieš Childersą, 1-1 įspūdingi, vėl apgaulingi judesiai ir viskas įspūdingi, dar labiau įspūdingai apskaičiuota ir paskutiniam atakos sekundė. Užsikėti gynyboje Jonava ir Rumbauskas liko prie Brazdeikio. Pats Brazdeikis atakuoja iš toli ir šiandien tą daro jau antrą kartą sėkmingai. Akto žaidėjų, ką mačiau per pirmas rungtynės. O Žalgiris sprintą, tai tikrai matosi, kad jo forma kyla ir kaip treneris, sakau, ne žodžiais, bet veiksmais rodo pavyzdį savo žaidėjams. Tai buvo tikrai įspūdinga. Gerą energiją demonstruoja. Čia Brazdeikis 1-1 su Kreišmontu ir... Dovis Giedraitis. Priešinga pusė Neismailagičiaus užtvara, metimas netaiklus, Dunstonas atkovoja kamuolį ir Žernas Butkevičius. Iš po krepšio 5 jau Žalgirio atkovoti kamuoliai puolime. Pirmą paleidį metimą, kuris neliečia lanko, paskui laisvam mesti irgi nėra pats lengviausias dalykas. Čia Venskus atkovoja kamuolį puolime, gauna bloką, atsikovoja dar vieną kamuolį puolime. Ulanovas buvo gerai, ten stabdomas jau Rumbausko, dabar keičiasi gynyboje Jonava, Francisko suranda Butkevičių, 3 taškai. Jau rytoj trečiasis mačas Vilniuje. Ignas Brazdeikis lygęs prieš Oskarą Pleikį. Žingsnelis atgal, Brazdeikis šiandien karštas. Kol kas šiandien Brazdeikis tos taškus pakankamai gerai susimeta. Vėl panaši situacija, Brazdeikis šį kartą jau tai vedžiasi į savo silpną raką, bet žinoma, kad Brazdeikis... 9 taškai, 5 rezultatyvus perdavimai, 16 anonimumo balų. Dunstonas gerai vertina situaciją, ieškojo pradžioje akimis Smailagičiaus, suranda laisvą Dovydą Giedraitį ties tritaškio liniją ir po taiklaus Dovio tritaškio Žalgiris pirmą kartą įgyja. Nu taip, Zėjo Vongas 11 minučių Jonavoje praleido ant parketo prieš tai. Pirmam mače tik 4 minutės, Francis Dunstonas čia pelno taškų su pražanga, bet įdomu, aišku, kokia ta Vongo situacija. Kalbėjo Andrėja Trinkieri ir apie tą. Top Childersas vyktis po krepšiu. Čia Laurinas Birutis. Lengvai ir nesunkiai, 2 taškai su pražanga. Čia tokia mišrė gynyba, Jonavas pataiko. Neieškojo, net kitų opcijų. Childersas pats tiesiog atbėgęs, leidžia tolimą metimą. Francisko, kaip suranda Lauriną Birutį. Čilas žaidžia dviesą su Sirvydžiu. Sirvydis dabar likęs prieš Kirvesą. Mičelas likęs prieš Childersą. Baigiant atakos laikui, tokį metimą pataiko metas Mičelas. To perdavimo negauna ir dabar Mičelas vienas užtvarą Giedraičio, atrodo kažkaip padrika. Žalgirio ataka, kuri baigėsi štai tokiu Sirvydžiu tiesiog metimų į krepšį ir... Na, turbūt Rinkėri dabar prašyta vandens pertraukėlė. Iš karto ketvirtukėlio pradžioje turbūt puikiai atspindi tą patį, ką Žygis čia ir pasakė. Tėtis traukia iš kamerų. Pamatė, kad turbūt to dėmesio užtenka čia grįžus į Lietuvą. O čia Francisko koks perdavimas Smailagičius. Ir Smailagičius brauna. Neramumų žaidžia asmeniškai viens prieš vieną. Ne, tai man tai gal tas Bruton. +7 turi Žalgiris, Erikas Venskus, Butkevičius pamuša kamuolį. Ir greitoje atakoje čia kauniečių Deividas Sirvydis iš viršaus.